mes vienu kartu tos 900 ir pasodinom. 15 veislių bendrai paėmus turim. Tai ir šiaip šermukšniai yra dviejų tipų. Čia yra, aišku, visi kultūriniai. Tai vieni yra išvesti hibridiniu būdu, tai vat mes prie jų ir stovim, o ten toliau, kur jau panašus į laukinius, jie yra išvesti selekciniu būdu. Tai iš esmės visi, kurie selekcinių yra oranžiniai link raudonumo, o hibridai visi yra vat, tamsesni, vat, nuo tokios raudonos labiau spalvos iki nu, ten juodesnę pamatysim. Kryžminti įvairiai labai, su gudobelė, su kriaušė, su aronija, tarpusavį, kitų turbūt net nežinau. Tai dar reikia pasakyti, kad šermukšniai šiaip yra ne uogos, o vaisiai. Nes jie yra obuolinių šeimos ir iš principo jie kaip obuolys yra. Pats viduje struktūra, perpjovus yra grinai obuolio struktūra. Tai yra likiornaja ir čia darbininkės. Jos yra žemaūgės, jom būtinai reikia kuolų ir jos kiekvienais metais atrodo taip. Ta prasme, apsipila uogom. Ir jos tokios taniniškos, nu, vat. Šita yra, jinai iš tikrųjų aitrubo neturi, bet kartumą turi kaip laukinis. Ar tai kita monilė? Jo. Mes prekiaujam šitą. Teisingai. Monilė yra businka, nes businka yra, nu, kaip karoliukas, o monilė lotyniškai yra karoliai. Virinys. Virinys. Tokios va, paimi ir taip, nu jau taip smagu. Ir smagu skinti. Profesionalai, kad tą labai aiškiai pasakyti, bet geri vynai ir atrodo, kad nu, kažkoks aksominis pojūtis burnoj. Nu, tai tame jau jaučiasi, o čia jis dar toks truputį kerpa. Pavyzdžiui, einant ieškoti paparčių žiedo, reikia paimti šermukšnio lazdą ir apsibraukti randą. Ir tada einant, tavęs, žodžiu, visos nelabos jėgos netrukdys tau surasti šitą paparčių žiedą. Bus labas mums yra iš tikrųjų.